Tai šiandien iš tikrųjų turėsim labai rimtą temą, labai aktualią temą. Lietuvos padangė, ypatingai žiniasklaidai, buvo ganėtinai ryškiai nušviesta iki naujųjų Seimo rinkimų, ar ne, kada mes turim šitą šou dabar vykstantį. Tai šiandieną pakalbėsim apie švietimo politiką. Šiandienos mūsų svečias bus Mindaugas Norkevičius, kuris prisijungs šiek tiek vėliau. O dabar, nežinau, jaunimas. Kaip mes aplamai, nežinau, vertinam galbūt dabartinę švietimo politikos situaciją Lietuvoje, ar ne? Tai, nežinau, aš gal pradėsiu tada nuo savęs. Leisiu, suteiksiu tokią garbę. Suteikime tau šią garbę. Jo, tai, šiaip mes iš tikrųjų su ta tokia naujesnė švietimo politika, nelabai susidūrėm. Taip. Kadangi mes pabėgom čia į Vytauto Didžiojo universitetą, tai iš esmės, nežinau, galbūt man pritarsit, gal paoponuosit, bet, kas liečia aukštąjį mokslą, ar ne, universitetuose, bent jau pas mūsų universitete, tai, bent jau man asmeniškai tai viskas labai gerai iš tikrųjų. Taip. Prasme, skūstis tikrai nėra kuom, stipendijas turim laisvę rinktis dalykus, turim kompetitingus ir ganėtinai, sakyčiau, draugiškus dėstytojus, su kuriais galim, ne tik diskutuoti ar ne paskaitos metu, bet ir kad ir mūsų tinklalaidžiai, kurie iš tikrųjų, ir palaiko tos studentiškas iniciatyvas. Tai mano galbūt vertinimas būtų toks, nežinau, ką jūs manot, gal dabar apsistokiam su aukštosiom mokyklom, ar ne? Konkrečiai su VDU tada. Sunku pasakyti, žinai, daryti kažkokį aiškų palyginimą, kadangi mes turim pažinti tik tai su VDU, bet iš tos preliminarios perspektyvos, kaip yra paprasta pasirinkti dalykus, kaip yra paprasta mokytis, kiek daug motyvacijos duoda visas personalas, tai smagu yra. VDU geras universitetas, atsižvelgiant į valstybei susiformavusias švietimo sistemos normas, turbūt jisai yra virš jų ir ganėtinai daug. Nes tikrai galim išgirsti atgarsių apie kitas švietimo įstaigas iš žiniasklaidos, bet VDU į tą prastą akiratį papuola tik tai tais atvejais, kai kažkas iš aukštesnės pareigas užimantis kažką pasako neadekvataus. Turėjom daugiau, jo. Jo, tai iš tiesų, kas man patinka mūsų universitete specifiškai, tai kad mes studijuodami savo pagrindinį dalyką turime galimybę pasirinkti ir gretutinius mokslus, tarkim, kurią aš pasinaudojau. Ir iš esmės, kas man asmeniškai paliko įspūdį, tai kad tu neapsistoji ties vienų dalykų ir gali plėsti savo akiratį ir kitose sferose. Tai aš manau, kad kas yra susiję pas mus ne tik galbūt universitete, bet apskritai su aukštojo mokslo kokybė, Lietuva galėtų drąsiai teikti, kad yra tarp lyderiaujančių valstybių. Taip. Jo, žinai, ir gyvi pavyzdžiai rodo, nes mes šiaip Europos Sąjungai sąlyginai, pasakysiu, iškepam daug bakalaurų, daug magistrantų, tai tuo klausimu mes ganėtinai gerai laikomės. Aišku, ir kita medalio pusė, ar tikrai tiek reikia. Tai čia, aišku, irgi turbūt labiau specialistų būtų spektras, ta prasme, ar tikrai reikia tiek daug iškeptų aukštųjų mokyklų absolventų, ar ne, bet aišku, čia gal paliksim specialistam šitą klausimą. O jeigu atsižvelgtumėm, nežinau, į mokyklas, tai aš gal turbūt tik tais, tokį vieną pastebėjimą turiu, kad dar ir iš savo praktikos atsimenu, kad kai jau tikrai žinojau, kur maždaug stosiu, kodėl aš turėjau mokintis, tarkim, nežinau, ten ar muziką, ar dailę, ten 11-12 klasį. Tarsi, kam? Man nereikia, aš konkrečiai žinau, kad iš manęs menininko tikrai nebus, aš nemoku to stigmeno nupiešto vadinamo. Tai, ta prasme, nežinau, kaip jūsų mintis, ta prasme, dėl tų kai kurių, tokių perkrautų dalykų, kurių atrodo tikrai nereikėtų. Aš manau, kad mokykloje visą laiką akcentuodavo mums tą mintį, kad jūs mokykloje susirenkat bendrą į švietimą ir tada išėję į universitetą pasirinksit mokytis tai, ką norit. Čia yra pasenusios normos ir Skandinavijos šalyse, pavyzdžiui, 10, 11, 12 klasė, berods jau yra klasės, kuriais tu esi ruošiamas ateities specialybei. Tave kreipia ta linkme, kurią tu ruošiesi mokytis aukštajam moksle. Tai manau, kad čia yra klausimas, kurį reikėtų tikrai gvildenti ateityje, kalbant apie švietimo sistemą ir švietimo politiką, bet kita problema, mano nuomonė, yra, kad tarp mokyklų dažniausiai nesutinka net tie mokomi papildomai dalykai, nes pavyzdžiui,
tau buvo privaloma mokytis muzikos ar dailės. Nu, iš tų menų reikia visą laiką vieną pasirinkti kažkurį. Nu taip, o pavyzdžiui, man nereikėjo. Aš mokykloje, gimnazijoje, 11-12 klasiai savo norų pasėmiau teatro pamokas. Bet visiškai jos nebuvo privalomos ir jos buvo papildomos tiesiog, kurias apmokėjau mokykla ir jos buvo tiesiog dėl mano malonumo. Bet atskirai, sakykime, nuo to man kitos privalomos pamokos buvo karjeros ugdymas. Ir mes jau apkalbėjom už kameros, kad nei Lukas, nei Ignas šio dalyko mokykloje neturėjo ir asmeniškai man Aušros gimnazija Vilkaviškyje suteikė tikrai daug naudingos informacijos apie CV rašymą, apie pokalbius su būsimais darbdaviais. Šios informacijos ypatingai reikia, nes didžioji dalis mokinių po mokyklos kraustydami į didelį miestą ieško darbo ir dirba studijuodami ir žinot, kaip pateikti savo CV ir kaip bendrauti su būsimu galbūt savo darbdaviui reikalingą informaciją. Ką tu mastai? Aš tai iš esmės norėčiau jums šiek tiek ir paoponuoti ir pasakyti, kad galbūt tos būtinybės tom menų pamokom jaunam žmogui atrodo, kad nėra, bet mano nuomonė jos papildo tavo asmeninį portfelį. Tu kažkokį gauni, tarkim, tapybą. Dailės pamokoje, tu turi tapyti, tu kažkokį gauni įgūdį. Galbūt žmogus, kuris įstojęs į KTU universitetą, nereklamuojam, tiesiog, bet tarkim kažkokią inžinerinę specialybę, kur reikės mokėti braižybos, tas rankos lavinimas, ją matyti jie gali praversti. Taip pat tas pats ir su muzika. Ta muzikinė klausa tikrai gali padėti atskirti gerą kokybišką turinį. Nu čia matai, čia žinok, jau aš būčiau linkęs leistis į labai gilę diskusiją dabar, kadangi šiaip gerai, kad paminėjai braižybą, pas manęs mokyklai buvo braižyba, tai, bet nu vėl, žinai, tas papildomas portfelis, tai ar man geriau, tarkim, jeigu aš žinau, kad man tikrai, politikos moksluose, kur man reikės dailės? Nu niekur, ta prasme, nei man šokių reikės, nei man dailės reikės, nei man muzikos reikės. Niekur. Tai atrodo gal vietoj to geriau, tarkim, vietoj tų dviejų pamokų būtų galima, nežinau, kadangi labai rišasi, tai, pavyzdžiui, istorijos pamokos papildomus. Tiesiog elementariai gilinti ten žinias, ta prasme. Bet čia vėl, gal, ta prasme, kiekvienas skonio reikalas, gal mes, iš tikrųjų norim turėti tą platesnį bagažą, nes, per dailę ne vien nėra tapyba, bet tai yra ir meno istorija. Tai jo, tai čia aišku, sakau, labai galima plačiai ir labai daug diskutuoti iš tikrųjų šito klausimu. Aš manau, kad dar labai svarbu, pirmiausia, visai Lietuvoje standartizuoti apskritai švietimo programas ir suvienodinti tai, ką gali mokytis apskritai mokiniai. Ne tik ten vyresnėse klasėse, bet apskritai visumoje visų mokyklos savo kelionės, nes mes labai į priekį žiūrint, taip būtų labai puiku, kad galėtume pagal savo ateities specialybės pasirinkti, ką mes norim mokintis mokyklos gale, mokyklos pabaigoje, bet dabar yra per daug skirtumų švietime visam Lietuvos maste tarp mažų miestelių mokyklų ir tarp didelių miestų mokyklų, kur mokomi dalykai per daug skiriasi, kad mes galėtume apskritai gilintis į kažkokius konkrečius atvejus. Pirmiausia, reikia standartizuoti viską ir tada būtų pasiekiami daug geresni rezultatai tiek egzaminuose valstybiniuose, tiek apskritai su pačia švietimo programa ir švietimo politika ir kaip jinai yra įgyvendinama. Nes kai atsiranda tik daug skirtumų, tai ta politika ir neveikia, nes skirtingam atvejam tu nepriskirsi skirtingos politikos. Tai labai svarbu standartizuoti Lietuvoje švietimo sistemą. Tai dabar apšnekėjom, pasidalinam savo įžvalgom ir labas, čia nepelnyti nepakviesti, sveikinamės iš Vytauto Didžiojo universiteto, politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto. Aš esu Ignas. Aš Tautvydas. Aš esu Lukas. Sveiki, šiandien pas mus laidoje dėstytojas, mokytojas Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto prodekanas Mindaugas Norkevičius. Sveiki. Labą dieną. Sveiki. Sveiki. Tai dabar pradžiai toks apšildantis klausimas. Kaip ir dabar jau paskiau esate ir dėstytojas, ir mokytojas, taip pat ir prodekanas. Tai norėčiau jūsų paklausti, kodėl pasirinkot būtent švietimo kelią ir tapot dėstytoju bei mokytoju? Tai turbūt tas kelias buvo ilgai planuotas, nors iš vienos pusės ir netikėtai tas visas gyvenimo karjeros posūkis atsirado, dėl to, kad galbūt mokytojų niekada neplanavau būti.
dėstytojų, ta pati perspektyva jinai atėjo tiesiog su universitetu, nes dirbant pačiam universitete, baigus studijas tiek bakalauro, tiek magistro, tiek įstojus į doktorantūrą, tas visas kelias jisai susiformavo jau galbūt perspektyvoje bendrai, žiūrint į politikos mokslus, tą plačiają prasme. Bet kalbant apie mokytojo kelią, tai tas atėjimas galbūt buvo pakankamai netikėtas ir praskraidrino visą tą akademinį mano kelią, nes mokykloje labai dinamiška aplinka, universitete labiau viskas yra numatoma, gali numatyti, kokie bus žingsniai į priekį, mokykloje to numatyti neišeina, bet supratau, kad tas dinamiškumas yra labai neatsiejama mano turbūt dalis, tai dėl to tas švietimas, apjungiant ir aukštąjį mokslą ir bendrąjį mokslą mokykloje, turbūt ir yra ta perspektyva, kur galiu save realizuoti tiek čia ir savo tą dinamiškumą arba veiklumą taip įgalinti. Tai nepabėgant, kaip ir minėjot, tas toks dinamiškas mokyklos gyvenimas, tai gal tokį lengvą kažkokį trumpą prisiminimą galėtumėt, kuris apipavidalintų tą dinamiškumą iš mokyklos pusės savo profesinėje aplinkoje. Tai kasdienių situacijų vyksta labai daug ir tenka kuomet ir su tėvais, ir su mokytojais kalbėti, kai klausia, o kodėl atsitiko taip ar anaip. Tai mokykla yra gyvas organizmas, joje įvairios situacijos gali nutikti kasdieną, tai stebėtis kažkuo, kas nutiko mokykloje, turbūt nereikėtų. Čia jau reikia tam tikro požiūrio, kampo, klausimo, kaip tu priimi tai, kas įvyko. Ir jeigu tu žiūrėsi vienaip ar kitaip, tas ir iš šono gali pasirodyti tos situacijos. Tai aš stengiuosi pakankamai ramiai žvelgti į procesus, kurie vyksta, nes tai yra natūralūs procesai, be kurių galbūt ta dinamiška aplinka ir nebūtų tokia, kokia yra. Pavyzdžių, kurių klausėt, tai galima vardinti įvairiausių. Tai nuo kasdienių situacijų iki darbo su pačiais mokytojais, kaip jie žiūri į tą procesą, tai čia labai kompleksinis dalykas. O toks vis tiek kažkoks mintyse paklausus klausimą turėjo toks atsirasti mintį vaizdas būtent to nutikimo, kurį galėčiau? Ne, to neišskirčiau. Pas mane pakankamai viskas matosi regimuoju aspektu į priekį, tai kažkas nustebinti manęs negali. Nors dažnai pasakau tą frazę, kad ar kas nors dar gali nustebinti, bet iš esmės niekas negali nustebinti. Okay. Tvarkoj, tai kadangi prieš šnekam apie mokytoją pradžiai, tai tada gal pasinerkim šiek tiek giliau. Kalbant apie moksleivių su mokymosi sutrikimais, ar ne, turėjom čia šiokį tokį skandalą visai nesiniai prieš porą mėnesių pas Živilę Pinskuvienę, kaip sakant, jos karalystėje, kuomet buvo, vienaip ar kitaip tvarkomasi su tais vaikais, kurie turi mokymosi sutrikimų, tai vis dėlto, kokias priemonės jūs galėtumėte išskirti, kurios yra naudingos dirbant su tokiais mokiniais? Tai ta įtraukiojo ugdymo strategija, kuri Lietuvoje prasidėjo visai ne per seniausiai. Ir pačios savivaldybės tiek ugdymo įstaigos nebuvo tam pilna aprėptimi pasiruošusios. Tai galbūt kai kuriuose savivaldybėse ir galėjo kilti tam tikrų iššūkių, bet čia tiek mokytojai, tiek ir visa aplinka, mokiniai, mokinių tėvai turi suprasti, kad tai yra visuomenė. Ir visuomenė susideda iš įvairių dalių. Tai šiuo atveju tas įtraukusis ugdymas yra pakankamai ir tam tikra mokymosi strategija, siekiant ir ugdyti bendrą savimonę, empatiją, toleranciją kitiem asmenim. Tai šitoje vietoje reikia požiūrio kaitos. Jeigu tos požiūrio kaitos nėra, tai šiuo atveju ir pasirodo kai kurios ar savivaldybės, ar atskiros ugdymo įstaigos nenorinčios priimti šių pokyčių. Bet tie pokyčiai, turbūt žiūrinti bendrą švietimo sistemą europinių lygmenių, pasaulinių lygmenių, jie yra neišvengiami. Tai tas įtraukusis ugdymas yra tam tikra tendencija, nuo ko mes nepabėgsim, bet čia jau mokykloms reikia tam tikro ir pasiruošimo. Ar turi tam tikrą mokytojų kompetencijų ugdymą šitoje srityje, ar mokytojai yra pasiruošę dirbti su tokiais mokiniais, nes čia irgi yra iššūkis mokytojui, kuris galbūt neturėjo tokių mokinių klasėje, o per pastaruosius keletą metų atsiradus tai strategijai, mokyklos suole atsirado tokių mokinių. Tai kaip mokytojui pirmiausia žiūrėti ir vertinti,
Kitas dalykas, kaip pačią klasę sumotyvuoti dirbti tokioje aplinkoje. Tai čia tas požiūrio klausimas turbūt yra labai svarbus. Priemonių tikrai yra pakankamai daug. Mokytojams kompetencijų ugdymo irgi mokymų yra daug. Tikrai vyriausybė, švietimo agentūra į tą pakankamai daug investuoja, plečiant pedagogų kompetencijas. Bet jeigu nesikeičia požiūris, ką matom iš kai kurių savivaldybių ar atskirų mokyklų, tai mes ir neturėsim to pokyčio jau viduje pačios mokyklos. Įrankių gali būti įvairiausių, nuo tam tikrų kambarių įrengimo, nuo pačios klasės komponentų, kurie atsiranda, kaip tiems mokiniams diferencijuoti turinį ir dirbti su jais. Čia turbūt yra didžiausias iššūkis, bet atsiradus įvairiom technologijom ir tam pačiam dirbtiniam intelektui, diferencijuoti užduotis tikrai mokytojams tampa lengviau. Tai yra tas tiek atliepiant tą aukštesnį lygmenį, tiek ir pritaikant patį turinį mokiniams su pritaikyta mokymosi programa, o galbūt netgi ir su ta individualizuota. Taip. Įtraukusis ugdymas yra viena iš švietimo politikos turbūt apkalbamų temų ir kas įdomu ir tai labiausiai susijęs su mūsų šiandienos tema, kaip Lietuvoje yra formuojama švietimo politika. Nuo ko tai prasideda, kas turi balsą švietimo formavime, švietimo politikos formavime, į ką kreipia dėmesį politikai ir kur yra grįžtamojo ryšio kažkoks klausimas. Švietimo bendroje sistemoje, tai jeigu žiūrim iš tos politinės perspektyvos, labai daug sudedamųjų dalių. Ir formuoti pokyčius šitoje srityje yra gana sudėtinga, nes tai yra grupė, kuri kartais ir nenori priimti pokyčių. Nors žiūrint bendrai, kas daroma valstybėje, tiek kalbant apie bendrai finansavimą skiriamą švietimui, tiek mokytojų algas, tai yra tikrai pavyzdys, kuris yra geras ir kitiems sektoriams. Bet ta tikslinė grupė, kuriai yra skirti tie pokyčiai, jinai tų pokyčių nenori priimti. Tai čia jau labiau su mokytojais yra problema, kad visą laiką, ką darysi, bus klausimų keliama, ar tai yra naudos ir ne visuomet pasakys ir padėkos už tuos sprendimus, kurie yra priimami. Tai valstybė jau daug metų investuoja šitą sritį ir pokyčių čia tikrai atsiranda, kalbant nuo algų kilimo. Tai ta diskusija, kuri daug metų, turbūt 2 pastarąsias kadencijas buvo viena iš aštriausių temų, kalbant apie mokytojų atlyginimus. Ir čia matom ir daug suinteresuotų grupių. Nuo įvairių profsąjungų, kurių pozicijos ne visada yra tos, kurios atliepia mokytojų interesus, o labiau noras būti patiems matomiems toje švietimo politikos formavimo srityje. Tai kiek sugebės švietimo sektorius priimti, tai kas yra daroma jau iš valstybės lygmens, kalbant apie įvairias sritis. Pokytis turbūt yra ta vieta, kur visuomet bus priešinamasi. Ar tai būtų verslo sektorius, bet verslo sektoriui tas yra daroma pakančiau, labiau apsvarstant, o švietimo sektorius visada negatyviai žiūrės į bet kokius pokyčius. Ar tai būtų susijęs su darbo sąlygom, ar tai būtų susijęs su atnaujintų ugdymo turiniu, ar tai būtų susijęs su egzaminų tvarkos pakeitimu. Tai šitoje vietoje niekada nebus atrodytų iš šono gerai ir kaip tas diskursas irgi yra formuojamas. Nes tų suinteresuotų grupių, kada yra pakankamai daug, visuomenė gali susidaryti labai skirtingą vaizdą, kaip atrodo bendra švietimo politika Lietuvoje. Tai šitoje vietoje visuomenė tikrai turi balsą, mokytojai tie patys, mokyklų vadovai, tėvai, patys mokiniai, visuomet jų balsas yra atsižvelgiamas įvairiose tematikose. Ir pačios politinės institucijos, jos tikrai sudaro tas sąlygas, kurios, galima sakyti, keletą Lietuvos švietimo lygį į tą sėkmingą pavyzdį, nors ir kiek atrodytų viešojoje erdvėje ta pati sistema yra kritikuojama. Man galiu, Lukai? Man labai įdomus mintis apie tą pokyčių nenorą. Aš pirmą kartą išgirdau, galbūt taip, nes dažniausiai žiniasklaidoje matom tokį naratyvą, kad
švietimo sistemoje mokytojai tik tai to ir nori kažkokių pokyčių, nes jiems kažkas netinka, bet tai dažniausiai būna algų klausimas arba kažkokios kitos darbo sąlygos, bet labai įdomu, ar galėtume daugiau pakomentuoti apie tą nenorą pareimti naujų dalykų, kaip naujų mokymo programų ar kažkokių didesnių pokyčių, kaip tai pasireiškia, ne tik kalbant apie tuos pasisakymus tarpusavy darbe galbūt, bet dėl ko taip yra ir kaip tai vyksta. Gal dar papildant klausimą, nepabėgant labai toli, tai ar čia yra būtent, kad vis tiek mokytojai dabartiniai yra šiek tiek vyresnio amžiaus žmonės ir dėl to jie sunkiau priima tas reformas, ar galbūt jų nuomonė tos reformos kažkokios ar kažkokie pakitimai pačioj mokymo švietimo sistemai yra netikslingi, jiem net kaip... Atsakysiu dviem aspektais, nes klausimas iš dviejų pusių šitoje vietoje. Tai kalbant apie patį tą pokyčio nenorą, tai pavyzdys tiesiog iš bendros aplinkos, kuomet tenka vesti mokymus mokytojams ir kalbam apie atnaujintą turinį, kaip daryti įvairias mokymosi strategijas, kad tą turinį paįvairinti. Dažnai tenka išgirsti klausimą, o kodėl taip reikia daryti, nes daug metų to nedariau, kodėl aš turiu dabar keisti savo mokymo stilių šitoje vietoje. Tai tas nenoras keistis, jisai visais lygmenimis pasimato. Bet ar taip yra dėl to, kad tiesiog mokytojai labai įpratę prie stagnacinio darbo monotonijos tokios, atidirba 20 metį, sakykime, jau vyresnio amžiaus mokytoja, galbūt daugiau, 30 metų atidirba toje pačioje mokykloje, niekas nesikeičia ir tas darbas tampa monotoniškas, paprastas ir nebe yra ten realiai darbas. Tai dėl to taip yra? Ne, turbūt ne dėl to, nes jeigu žiūrėsime pastarųjų metų tendencijas, mes matysim, kad mokytojo darbo tas stažas vienoje įstaigoje jau turbūt nėra toks, koks buvo anksčiau. Dažnai mokytojai keičia tas įstaigas, kalbant ir apie patį mokytojų trūkumą, nes dabar jau mokytojas tapo tas asmo, kuris gali pasirinkti pačias įstaigas, o ne įstaigą mokytoją. Kiek truks šitas laikotarpis? Kiek truks tas bendras specialistų paruošimas, apie ką mes kalbam jau turbūt 5 metų, tai tą matysime, bet kol kas tai yra tam tikros tendencijos. Kalbant apie amžių, neišskirčiau, nes savo aplinkoje matau tiek vyresnių labai pažangiai mąstančių, tiek jaunesnių labai stagnuotai mąstančių. Tai šitoje vietoje nereikėtų amžiaus dėti kaip tam tikros skirties, nes negalim to sakyti, kad čia yra kažkokia koreliacija. Daug jaunų mokytojų, jie kaip tik nueina tuo lengvesniu keliu, į turinį ir darbą žiūri ženkliai paprasčiau ir atsainiau, neneždami tam tikros atsakomybės. Nes mokytojo darbas irgi yra susijęs su atsakomybės nešimu. O kiek pastebiu iš jaunų pedagogų, tos atsakomybės yra stokojama. Gerai, tai dabar perėmėm šiek tiek prie tų esminių švietimo sistemos problemų, tai iš esmės labai gerai apdiskutavom tą, kad stagnacija, tam tikros reformos, kurios yra nepriemamos arba netinkamos, taip pat atsainus žiūrėjimas į darbą, galbūt taip apibendrinant keliais žodžiais ar grinai išskiriant, tarkim, pagrindinės jūsų nuomonė švietimo programas, ar liktumėte prie to pačio atsakymo, ar dar šiek tiek papildytumėte? Likčiau prie tos pačios minties, turbūt į tuos kelius žodžius sutilptų atvirumas pokyčiams ir galioja visoms grandims, tiek mokiniams suprasti, kodėl koreguojama ta pati egzaminavimo sistema, mokytojams suprasti, kodėl tas atnaujintas ugdymo turinys yra vienoks ar kitoks ir kodėl atsiranda tarpiniai egzaminai, o ne tik tas baigiamasis egzaminas 12 klasėje. Tai jeigu nors viena iš grandžių nepriims tų pokyčių taip, kaip yra suformuota ir kaip tikimasi, tai to rezultato mes ir neturėsim. Ir dėl to viešoje erdvėje ir iškyla tos diskusijos apie mokyklą, ugdymo visą sistemą ir dažnai kalbėjimą, kad mūsų ugdymo sistema tarsi sustojusi 19 amžiuje ir nesivystom 21 amžių. Bet čia kaip pažiūrėsim iš kurio kampo. Jeigu žiūrėsim būtent iš tų pokyčių priėmimo, tai taip, mes šiek tiek sustoję esam, nes žiūrim į tai, kas buvo anksčiau ir galbūt tam tikrą nostalgiją jaučiam.
Bet jeigu žiūrėsime tai, kaip yra dabar, kaip atrodo mokytojų tas pats algų kilimas, kuris vyksta beveik kas pusmetį, kodėl apie tai mokytojai nepasisako ir nediskutuoja šitom temom, kur vyriausybė daro konkrečius tos žingsnius ir politinės institucijos, kad tas būtų pasiekta, arba tie bendri susitarimai dėl paties švietimo. Bet kažkiek sulaukiu ir kritikos dėl savo pozityvaus požiūrio į pačias reformas, nes aš matau to prasme rezultatą. Tai nieko nesusijęs su palaikymu politinių institucijų, nes politinės valdžios institucijos, jos keičiasi, politinės partijos keičia vieną kitą, bet kiek stebiu yra tas bendras požiūris, tai iš tos pusės mano tas palaikymas ir keliauja. Kaip atrodys dabartiniai perspektyvoje, dar vertinti pakankamai sunku. Tos mano mintis labiau buvo susijusios turbūt į pastaruosius 4 metus, kas vyko, nes tuos rezultatus mes matome šiandieną. Kaip atrodys dabartinė politinė valdžia, čia matysime, kiek iššūkių priims arba kaip sugebės iškomunikuoti ir įtikinti tas visas grupės, kuo tie pokyčiai yra naudingi ar nenaudingi. Bet stagnavimo tikrai matau. Ir ėjimas atgal irgi yra pastebimas, kelis pavyzdžius galiu pateikti, tarkim, atranka į vadovus švietimo įstaigų. Jeigu žiūrėsim 5 metus atgal, tai buvo pakankamai griežtas procesas. Reikėjo vadovą atitikti ne vieną kompetenciją ir jeigu jos vienos neatitinki, tu negali net pretenduoti būti švietimo įstaigos vadovu. Praeitoje kadencijoje tas buvo pakeista, sušvelninta, į balų sistemą pavirto. Jau sakiau, kad yra tam tikra ėjimas žingsneliu atgal, nes nuleidi kartelę iš viso. Dabar, kas yra kalbama dabartiniai valdžioje, kad reikia iš vis atsisakyti šio kompetencijų vertinimo ir leisti tą daryti savivaldybėms. O ką reiškia savivaldybėms daryti, ypatingai didžiųjų miestų yra viena, bet kuomet mes kalbam apie regionus ir mažesnius miestelius, ten jau tos tendencijos paskiriant vadovus į valstybinės institucijas, jau čia prieinam prie įvairių ir nomenklatūrinių dalykų ir labai aiški žinutė, ėjimas žingsneliu atgal. Tai šitoj vietoje tikrai nepritarčiau, bet matysim, ar tas išvys dienos šviesą ar neišvys. Kadangi prašnekam šiek tiek apie pačią tą politiką, tai vakar iš tikrųjų prieš dar besiruošdami šitai mūsų tinklalaidai mes peržvelgiam praeitos vyriausybės 18 tą visą programą ir dabartinės. Ir ten galime pamatyti tokį ganėtinai ryškų skirtumą, kada praeitos vyriausybės, kas liečia konkrečiai švietimą, ten apimtis yra berods beveik 20 puslapių. Ir da, kada mes pažiūrime dabartinės vyriausybės, ten iki 10. Tai galbūt iš to būtų galima prognozuoti, kad iš tikrųjų nusimato švietimo politikoje stagnacija. Galima daryti tokią prielaidą. Iš to apraiškų, ką matau dabar, kalbėjimo ir apie tą vadovo atrankos principą, kalbėjimo apie mokinių klasės skaičiaus principą mažesniuose miestuose ir miesteliuose, kaip spręsti šitą problemą, ar žiūrėti į kokybę, ar išlaikyti tas esamas klases su ypatingai mažų mokinių skaičiumi. Tai tie žingsniai rodo, kad dabartinė švietimo politika gali stagnuoti. Ir jeigu tie sprendimai bus einami į tai, kas buvo prieš 10 metų, ar galbūt net į dar ankstesnius laikus, tai rezultatai galbūt bus netokie, kokių mes tikimės. Praeita valdžia labai detaliai jinai fokusavosi į vairias sritis. Tai nereikia stebėtis, kad švietimui buvo daugiau skiriama dėmesio pačioj programoje, bet ir visoms kitoms sritims buvo skiriama pakankamai daug dėmesio. Ir ta analizė buvo galbūt, žvelgiant iš tos politologinės perspektyvos, detaliau pateikiama, negu mes matom dabar. Aišku, vertinti sudėtingiau, nes ten mes vertinam tai, kas buvo programoje ir jau nuveiktus realius darbus. Dabar mes labiau matom tik tai, kas yra programoje, tai turbūt tik po tam tikro laiko tarpo galėsim pamatyti, ar tas pasiteisins ar ne. Kalbant apie pačią švietimo politiką ir įrankius naudojamus joje, tai tarkim mokymo medžiaga, dirbtinio intelekto panaudojimas, galbūt kažkoks fokusas į aukštąsias technologijas. Dabartiniai galbūt arba praeitoj švietimo programai
kaip yra prieinama prie šių diskusinių temų? Kalbant apie patį dirbtinį intelektą, tai daug diskusijų tai sulaukia ir daugelis švietimo inovacijų forumų pasaulyje tam skiria vieną iš didžiausių ir esminių dėmesio, kaip tą pritaikyti edukacijoje tiek aukštajam, tiek bendrajam moksle ir ugdyme. Bet šito pasigendama dar kol kas, labiau į tą žiūrima tik dar tokių pažintinių kelių, kas yra pati ši technologija, kaip ją galim padaryti draugu, ne priešu, nes dar diskursą matom to supriešinimą ganėtinai ryškų, nes tai yra neatpažinta tokia sritis, kur ruošiasi įvairūs sektoriai. Tai nuo pramonės ir verslo iki viešo sektoriaus ir šiuo atveju, apie ką mes kalbam, tą ugdymo ir mokslo sektorių. Universitetams tai yra iššūkis, kalbant apie minčių pateikimą, mokyklams lygiai toks pat iššūkis. Kas iš to, kad aš suformuluosiu argumentuotą klausimą, kad man pateiktų pastraipą, jeigu tai bus nurašyta. O kai kurie dalykai jau virsta jų patys egzaminai nuo to, ką mes turėjom ir ką patys galbūt laikėt istorijos ar geografijos egzaminus, kurie buvo vienokia forma, dabar jie pavirsta į argumentuoto teksto parengimą. Tai jeigu tam procese mokiniai nesimokys šių dalykų, o tik nueis to lengviausių kelių ir patys nesupras, kad ta technologija jiems šiuo atveju gali šiek tiek ir pakenkti. Informacijos paieškai okei, bet jeigu tą naudosi tiesiog minčių pateikimui, tai gali turėti ir tą neigiamą alternatyvą. Tas galioja ir studentams. Kiek pats darbų rašymas, kiek minčių citavimas ir pats susipažinimas su tekstais, tai irgi svarbus dalykas, bet pati ta technologijų įtrauktis dar nėra tokia sistemiška Lietuvos švietimo sistema. Jeigu žiūrėsim Šiaurės Europos šalis, ten pamatysim tų tendencijų ženkliai daugiau nuo Estijos ir į viršų. Bet Lietuvos švietimo politikoje tas yra labiau suvokiama kaip technologijų bendras panaudojimas klasėse kaip infrastruktūra, bet ne kaip įrankis padedantis man formuoti turinį, pasiruošti bendrai pamokoms ar galbūt palengvinti tą procesą diferencijavimo pobūdžio ar kažkokiu kitokiu. O kaip jūs, pavyzdžiui, pats asmeniškai kovojat, pavyzdžiui, su piktnaudžiavimu dirbtinio intelekto tiek mokykloje, tiek universitete? Gal iš vis nekovojat? Sudėtingas klausimas, tai universitete mes turim patikros sistemas, kur tą labai paprastai galima patikrinti, kaip atrodo tas pats citavimas. Žinoma, tą reikia irgi vertinti labai protingai. Įvertinti ne tik remtis tai, ką gauni ataskaitoje, bet ir kaip atrodo pats darbas, kokios tos mintys ir kurios vietos yra traktuojamos kaip parašytos dirbtinio intelekto. Mokykloje tas galbūt yra sudėtingiau suvaldyti tą procesą, bet čia reikia ir to paties švietimo aiškinti, kad dirbtinį intelektą tu gali panaudoti, ieškant pačių šaltinių, kad tau surinktų informaciją. Bet pačią mintį, jos struktūrą turėjau sudėlioti pats. Tai pavyksta tą padaryti, bet galbūt ne 100% kaip norimasi. Tai neatitraukstant turbūt per toli nuo šitos temos, tai dabar tarp mokyklų, kai tiek daug pokyčių vyksta, turbūt atsiranda dideli skirtumai. Tiek švietimo programoje, tiek tarp mokytojų pačių įdedamų pastangų. Tai kaip pasiekti tą vienodą lygį švietimo kokybės visoje Lietuvoje? Kokie pagrindiniai įrankiai tam būtų? Čia sudėtinga, čia net politinės institucijos turbūt nepadės, nei reformos vykdomos nepadės, jeigu pati mokykla jau nebus užtikrinta tą padaryti. Mokytojai turi žiūrėti vieną kryptim ir siekti to rezultato, kuris yra užsibrėžtas. Ar tai būtų kažkokie kokybės rodikliai, ar tai būtų patyčių sumažinimo indeksas, ar tai būtų kovojimas su psichoaktyviom medžiagom ugdymo įstaigose. Tai visi tie komponentai turi pačią formą. Mokykla tai ne vien mokymasis, tai yra ir bendra kultūra, kuomet mokiniai išmoksta būti pačioje bendruomeniai, o išmokdami bendruomeniai būti, jau jie tampa ir valstybės piliečiais. Tai čia irgi yra labai svarbi mokyklos sudedamoji dalis, kad jinai turi ugdyti patį žmogų. Ir jeigu mokykloje
patys mokytojai žiūrės į mokinius tokius, kokie jie yra dabar, tai yra prasti galbūt rezultatai vieno mokinio, tai nepasieks to rezultato. Mano, tarkim, visada yra ta nuomonė ir ką aš skatinu ir savo mokytojų žiūrėti, tai yra į mokinį toks, koks jis galėtų būti. Ir čia yra ta priežastis, kuri gali ir pakeisti tą patį mąstymą. Nesvarbu, kad jis šiandien mokosi prastesniais įvertinimais. Bet po pusės metų galbūt jo pokytis tikrai gali būti kitoks. Tai yra jau nusistatymo dalykas, o nusistatymo mokyklose tikrai yra dar pakankamai daug. Tai užsiminėt apie tą mokyklos darbą kaip valstybės piliečių ugdymą, kad mokykla prisideda prie to ir žinom tikrai puikiai, kad mokyklose pilietinis ugdymas yra gan prastas. Galima tai pastebėti, kad ir iš rinkimų rezultatų jaunų žmonių nėra balsuojančių daug. Kokius pakeitimus reikėtų daryti šituo klausimu, kad pagerinti tą pilietinį ugdymą mokyklose? Pirmas dalykas, galbūt integruoti tą patį turinį ir į jaunesnės klases, nes dabar tas dalykas, kuris atsiranda 9-10 klasėje, tampa tokiu epizodiniu, kur dažniausiai istorijos mokytojai praveda tas pamokas ir nebūna didelės naudos. Ir čia visada yra ta priešprieša, kiek tenka kalbėti tarp istorikų ir politologų, ypatingai pateikiant tą konkretų požiūrį, tą vertinimą, koks jis turi būti, kalbant apie tą pilietiškumą, tą suvokimą, kas yra politinės institucijos, kaip veikia pati valstybė, kaip veikia tarptautinės organizacijos, kurios supa pačią valstybę ir pačius piliečius. Tai jeigu mokytojas to nesugebės perteikti, nežinos tų visų niuansų, tai ką pilietinis ugdymas tada gali ir suformuoti pačiam mokiniui. Bet pati bendruomenė turi šitoje vietoje įsitraukti. Ir ką aš asmeniškai skatinu labiau kalbėti apie tą kuo ankstyvesnį politinį raštingumą. Tai yra politinio raštingumo tematikos, kurios gali būti pritaikomos įvairiose dalykuose ir taip suformuoti tą piliečio, galbūt ir pareigų, ir teisių formą kiekvieno mokinio atžvilgiu, kad jisai taptų valstybės piliečių toks, koks save įsivaizduoja, kad galėtų save realizuoti ir veiktų pačioje valstybėje. Taip. Dabar dar šiek tiek nepabėgant nuo pačios mūsų švietimo sistemos, gal norėčiau paklausti, šiuo metu Lietuvos švietimo sistemoje, kam yra teikiamas prioritetas? Ar aukštajam mokslui, ar vis dėlto dar kol kas viduriniam mokslui, kuris paruošia jauną žmogų gyvenimui? Jeigu žiūrėtume iš viešo diskurso, tai turbūt susidarytume vaizdą, kad bendrajam ugdymui. Dėl to, kad tos grupės jos labiau eskaluoja tas tematikas susijusias su mokykla, mokytojais ir panašiai. Ne veltui buvo ta utopinė, galbūt kai kurių formuota idėja apie prestižinę profesiją, kuri jau tapo tam tikrų šaržų, bet čia vėlgi, koks bus pačių požiūris į tą profesiją, toks ir bus rezultatas. Ar būtina paskelbti tuos metus ir siekti to tikslo galbūt kažkokiais dirbtinais būdais ir jau nuo šiemet 25 metų pasiskelbti arba laukti to, jeigu nėra to paties požiūrio iš pačių mokytojų. Tai tą nepadarys politinės institucijos. Ir nereikia būti naiviems ir tikėtis to. Ir paskui labai įdomi retorika priimti tos 2025 metus, ką teko stebėti iš kolegų. Bet pati idėja švietimo, jinai fokusuotis turėtų į tas abi dalis. Ir į mokslą, ir į patį bendrąjį ugdymą. Tai tą aukštąjį mokslą rečiau pamatom viešam diskurse, apie jo problemas, diskutuojant šitas temas. Bet kitaip mes matom tas idėjas, tai yra mokslo rezultatai, tyrimai, kuriais yra paremta daugelis naujienų, kurios po to yra perteikiamos jau visuomenė ir tie patys politikai transliuoja tas žinias. Tai jo, kadangi užsiminėt apie prestižą, tai buvo labai daug diskutuojama, ne, mokytojas prestižinė ir po to tada
kilo klausimas, nu, kaip ta prestižinė profesija atrodo, ta prasme, kas yra sudėdamoji dalis. Ar tai yra tik atlyginimas, ar tai yra kažkokie papildomos sudėdamosios dalis. Tai, nu, kaip jūs galėtumėte vertinti, kaip reikėtų, kad mokytojo profesija būtų prestižinė profesija? Jeigu žiūrėti iš to, kas yra diskutuojama, tai mokytojams turbūt tas atlyginimo kriterijus ir kelia tą prestižo reikalą. Ypatingai, kada mes lyginam su kitų valstybių, Skandinavijos ar, tarkim, vakarų Europos šalimis, tai visada iškyla šitas aspektas ir tarsi apeliuojama, kad va ten tai prestižas, nes jisai ta sistema yra paremtas. Bet nereikia to eiti. Ta pati Estija yra puikiai suformavusi savo pačią švietimo sistemą ir įvairūs tyrimai, ar tai būtų PISA ar kiti, kurie analizuoja 15-mečių gebėjimus įvairiose srityse, ar tai būtų pilietinis ugdymas, ar tai būtų matematika, gamtos mokslai. Estija pataiko į pirmą 5-tuką ir netgi dažnais atvejais į pirmą 3-tuką. Tai yra tas pavyzdys, kur tikrai Lietuvai tai yra siektina šalis kaip rodiklis, bet švietimo sistema nėra paremta kažkokiam diskusijom. Mokytojai nereikalauja tiek savo teisių, galbūt tokiom priemonėm, kas yra daroma Lietuvoje. Ir tiesiog pačios reformos atėjus laikui pasikeičia tą sistemą, kuri galioja šalyje. Ir atsiranda visos tos naudos arba kriterijai, kurių mokytojai laukia arba apie juos kalba. Mhm. Šiaip dabar dar grįžtant prie pačios mokytojo profesijos, sakom, kad turėtų būti tai jau prestižinė profesija, bet žinom, kad mokytojai kiekvieną dieną savo veiklas turi su daug iššūkių. Tarkim, darbas su nepaklusniais mokiniais. Prieš tai minėjot dirbtinio intelekto visokios keliamas problemas, narkotinės medžiagos, visokie rūkomi dalykai mokyklose. Kas yra sunkiausia mokytojui dirbant šiandien su mokiniais? Čia turbūt nuo pačios asmenybės apibrėžtume. Tai, ką matau aš bendrai iš mokytojų, tai vieniems didžiulis iššūkis yra klasės valdymas, nes ne visi geba suvaldyti klasę taip, kaip reikėtų ją suvaldyti ir nuteikti tam motyvuotam darbui ir pasiekti tų susitarimų arba taisyklių, kurios galiotų klasiai. Kitiem iššūkis yra vertinimas, nes vieni mokytojai labai pervertina, o kiti labai nuvertina pačius mokinius. Kiti nesusipažįsta su pačiu turiniu, koks jis turėtų būti. Tai tų iššūkių tikrai yra pakankamai daug, jau nekalbant apie bendrus kultūrinius aspektus, kas keliauja mokyklos koridoriuose ir pertraukų metu galiojantis tas gyvenimas. Nuo įvairių situacijų, kas susijęs su psichoaktyviom medžiagom ar patyčiom ir kaip mokytojai šitus dalykus reikia pastebėti, suvaldyti, kiek laiko skirti tam požiūriui į mokinį. Jeigu kiekvienas skirtų bent keletą minučių per mėnesį vienam mokiniui jį pakalbint, o kiekvienas mokytojas tą padaręs tikrai tą rezultatą pasiektų gerą. Atrodo labai nedaug, paskaičiavus mokytojų tas laikas susidaro, bet nauda, mano nuomonė, tikrai būtų daug geresnė ir grąžą mokytojai turėtų šitoje vietoje. Tai jūs, kaip mokytojas, kokias būtent priemonės jūs taikot kovojant su nepaklusniais mokiniais, su ta visa pertraukų kultūra? Oi, neturiu nepaklusnių mokinių. Okay. Kaip bebūtų keista, šitoje vietoje nesusidūriau su tuo per 10 metų. Gal kažkokiu apraiškų buvo, bet tokių situacijų, ką tenka girdėti šono iš kitų mokyklų, aš galiu stebėtis ir nežinau, kur tas sėkmės receptas. Ar randant bendrą kalbą su mokiniais, ar tos taisyklės ir susitarimai, kurie iš šono gali atrodyti labai griežti klasėje, ar tas pats požiūris, kaip prieiti prie to paties dalyko. Ne visiems tas tinka, ne visi mokytojai galėtų perimti visus šiuos principus, bet man tas veikia ir aš neturiu šitoj tematikoje jokių nei iššūkių, nei problemų. Bet tas tikrai egzistuoja ir daug mokytojų susiduria su tuo. Tai ypatingai svarbu kalbėti apie tą pedagogo kompetencijų ugdymą
Ir kuomet dabar mes turim situaciją, kada trūksta mokytojų, ypatingai užsienio kalbų sektoriuje ir didelis vajus atsiradęs, kad reikia įsivesti daug kitų kalbų, kaip ispanų, italų arba dar kažkas, o mokytojų nėra. Dar tik pradeda universitetas šios specialistus ruošti ir ką matau, kuomet patį dalyką pradeda dėstyti gimtakalbiai asmenys, kurie kalbinį turinį, kaip suprantam, turėtų gerai ir išmanyti, bet tas pedagoginių žinių nebuvimas lemia visiškai tiek kontroversiškas, tiek ir drastiškas situacijas, kurios jau atsiranda suvaldant klasę, randant bendrą kalbą, o dažniausiai nerandant tos bendros kalbos. Ir tai yra didžiulė problema šitoje vietoje, bet čia labai siejas ties užsienio kalbom. Ir tom tendencijom, kurias mes turime pastaruosius keletą metų ir kuomet savivaldybės kai kurios labai drastiškai greitai ėmėsi sprendimų kažkokių pokyčių ieškoti, kur galbūt tas lėtesnis priėjimas būtų atnešęs didesnį rezultatą. Paminėjot, kad turit kažkokias taisyklės, gal galėtumėte tiesiog, nežinau, porą pristatyti, kokiam taisyklėm, kokias taisyklės naudojatės, kad tai būtų tas klasės toksai susitarimas ir neturit blogų mokinių. Tai čia nuo bendrai tvarkos. Visi įžengia į mano klasę, tiek mokiniai, tiek ir mokytojai žino, kad šitoje klasėje negalima kažkokių daiktų pajudinti taip, kaip jie neturėtų tuo metu stovėti. Tai čia yra griežtos mano taisyklės ir mokytojai tiek mokiniai šitą žino ir mokiniai tas taisyklės priema labai puikiai. Auklėtiniai tą žino ir negali būti pasukta gėlė kitų kampų, negu jinai stovėjo taip, kaip jinai stovėjo. Tai vienas dalykas, kitas dalykas pats susitarimas pamokų metu, kad klausyti vienas kito, nekalbėti, kuomet kitas kalba, tam mokiniams suprasti iš pradžių būna sudėtinga, nes jeigu tų taisyklių neįsivedė, tai chaosas garantuotas. Kartais atrodytų tokia labai struktūruota tvarka su kariniais elementais, bet jinai turi tą rezultatą, čia jau požiūrio klausimas, kaip tą pažiūrėsi. Ar tai griežta ar negriežta. Tai čia ir pas mus podcast'e būna, jeigu pradėtume vienas kitą pertraukinėti, Ja, tai būtų nefainai. būtų labai nesmagu. Šiaip labai jaučiasi ir per jūsų iš tikrųjų paskaitas ta kontrolė, tokia, nežinau, jie tikrai... Aura. Aura. Jas, kur ateini tą paskaitą ir taip, gerai, dabar žinau, kad reikės susikaupti. Bet čia aišku, iš Čia patyrimas, čia labai gerai. Smagias paskaitas tada būna. Klausimai pasibaigė? Manau taip. Tai ačiū, klausimai nebeturim. Ačiū Jums. Labai įdomu, ačiū, kad sudalyvavot. Gerai, kad tokią temą paėmėt, nes kitas temas, tas politinės, ką galbūt būtumėt pasirinkę ar apie užsienio politiką, ar apie saugumą, tai yra viena, nors tai yra aktualu, bet šitos tematikos, mažai apie tai kalbama. Ir aš matau tame irgi prasme daugiau apie tai kalbėti. Nes tie edukologai, pedagogai, kurie tą požiūrį yra suformavę tik toj srityje, jie labai siaurai irgi į tai žiūri. Ir šiaip, apskritai, mes nuo pat pradžios, kai pradėjom daryti tinklalaidę, mes žinom, kad šitai temai kviesim jūs. Jo, iš karto. Nes tarsi, o ką daugiau, mes jūs, kadangi žinom gerai dėstę, tai kažkaip ir paprašiau pakviesti iš karto. Tai žinom, kad specializuojatės, dar kai pamatėm tą skelbimą, kad praeitų metų geriausias mokytojas, tai čia jau viskas buvo aišku. Be konkurencijos, be konkurencijos. Tai ačiū Jums, kad pakvietėt. Ačiū, kad atėjot. Ačiū. Ir lauksim. Gerą idėją turit, tai taip plėtokit ir toliau. O jūs žiūrėkit mūsų epizodus. Mėly žiūrovai, ačiū, kad žiūrėjot. Čia buvo Nepelnytai nepakviesti iš Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslų diplomatijos fakulteto. Jeigu turite idėjų kitiems mūsų epizodams, palikite komentarą, pasidalinkite mūsų įrašais. Ir susitinkam kitame epizode. Iki. Iki. Iki.